nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje Utenos žingsniai pokalbį su Utenos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Jūratė Brasiūnienė. Aptarsime, kuo išskirtiniai buvo praėję metai, kokie renginiai bei iniciatyvos džiugino mūsų bendruomenę ir ką įdomus galime laukti šiais metais, kokie prioritetai bei naujovės laukia savivaldybės kultūros srityje. Taigi pasilikite su mumis ir sužinokite viską tiesiai iš pirmų lūpų. Sveiki, Jūratė. Labadiena. Dėkojame, kad ketinate pasidalinti mintimis apie mums svarbę sritį - kultūrą. Kaip bendruomenės tokį veidrodį, kuo dosnus buvo praėję metai savivaldybei kultūros srityje, kokiamis veiklomis ar projektais labiausiai didžiuojatės ir džiaugiatės? Oi, koks platus klausimas. Bet man labai smagu, kad galiu tikrai pasidžiaugti. Ir turbūt šitą pokalbį galėčiau pradėti ir turėčiau pradėti nuo to, kad praeiti metai buvo dainų šventės metai. Ir didžiausias turbūt pasididžiavimas yra Utenos dalyvavimo šitoje šventėje. Vis dėlto Nacionalinio kultūros centro ekspertų filtrą praėjo ne 22 kolektyvai, kurie sėkmingai dalyvavo dainų šventėje. Jeigu kalbėti apie skaičių žmonių, kurie ten dalyvavo, tai yra turbūt apie 500 žmonių. Tai iš tikrųjų žmonės labai gražiai, mūsų kūrėjai, menininkai labai gražiai ir atsakingai atstovavo Utenai ir tai yra didžiulis pasididžiavimas šiais žmonėmis. Ir tą progą jau dėkoju, bet dar kartą dėkoju kolegoms, kolegijai Jūratei Misiūnieniai, kurie tiesiog padėjo organizuoti visą tą mūsų dalyvavimą Vilniuje ir atrankose. Tai labai labai ačiū kolegos dar kartą, jeigu mane girdit. O pačioje Utenoje iš tikrųjų irgi yra daug naujų dalykų. Aš jau nekartą esu sakiusi, kad praeiti metai tai yra Utenos dvarų metai. Netaip dažnai dvarai atnaujinami ir atveriami visuomeniai, pradeda savo naują gyvenimą. Tai štai praeiti metai tuo ir dosnus. Atnaujintas ir visuomenėje atvertas Utenos Balcevičių dvaras. Utenos dvaras labai reikšmingas Utenos identitetui, Utenos istorijai. Vis dėlto tai yra kultūros paveldo objektas, kuris ženklina dabartinio Utenos miesto vietą. Būtent ant šio dvaro žemės kūrėsi Utena, kada jinai persikraustė nuo Narkūnų piliakalnio. Tai labai džiaugiuosi puikiais operatoriais, naujaisiais šeimininkais, tai Utenos švietimo centras su STEM laboratorijomis labai aktyviai organizuoja renginius, ne tik savo tą tiesioginę veiklą kaip įstaiga, bet iš tikrųjų dvaro durys atvertos ir visuomeniai tikrai daug renginių, aukštos kokybės, tokių tikrai dvariškų renginių, tai visada labai širdis dainuoja, stebint jų veiklas. Kitas dvaras, Užpalių dvaras, tai čia irgi labai dainuoja mano širdis, kadangi pati buvau 3 projektų koordinatorė, kurie buvo skirti atnaujinimui, įveiklinimui šito dvaro. Ir taigi irgi dėkoju savo komandai, tai Vytautui Leikai, Vilmai, kurie buvo, mes 3 buvome komanda. Koordinuojantį šituos projektus, mums sėkmingai pavyko, viską padarėme ir praeitais metais projektus pabaigėme ir rugsėjo 6 dieną dvaras buvo atvertas visuomeniai, sulaukė didžiulio susidomėjimo bendruomenės vietos, žinoma, nes tai miestelio centre esantis dvaras, taip pat buvo ir iš Utenos, ir iš kitų aplinkinių teritorijų ir dvaras irgi pradėjo savo naują gyvenimo etapą ir dėl reklamoje ir jūs reklamuojate renginius ir aš tik tai tikiuosi, kad tos veiklos dar aktyvės, dvaras suras savo tą
dabartinio laikmečio veidą, į ką bus labiau orientuota, kas labiausiai žmonės trauks, kas labiausiai patiks ir aš labai linkiu sėkmės šitam objektui, nes šiaip apskritai dvarai išgyvena renesansą turbūt dabartinėje bendruomenėje, nes žmonės labai jais domisi. Bet taip ir turi būti, dvarai visada buvo kultūros, švietimo, inovacijų centrai visais laikais, jau tokia paskirtis, tai tiesiog labai smagu, kad jie sugrįžta ir į modernų pasaulį su savo senąją funkciją, bet vertinama vėl jau naujai. Dar naujovės, kas labai džiugina Utenoje, atsivėrė šiuolaikinio meno ir kūrybos erdvė Rapolas. Pastatas pats jau atkreipė dėmesį savo fasado puošybą. Ir smagu, bet kuris objektas, bet kuri vieta, kurią atranda menininkai ir kūrybininkai, jinai iš karto pasidaro ypatinga. Taigi čia toks tikrai židinys, naujas kultūros irgi taip pat linkiu didžiulės sėkmės tam. Odetos galerija Vaikutėnuose atsivėrė. Kas čia dar tokio ryškaus? Jau paminėjau, kad Rapolas fasadas pasipuošė gatvės meno kūrinio. Tai iš tikrųjų pernai metai, tai yra tokie metai, kada mieste net 4 gatvės meno piešiniai atsirado. Minėtas Rapolo fasadas, moters stiprybę atvaizduojanti freska Utenos kultūros centro teritorijoje. Ir 2 mūsų labai žymius žmonės atvaizduojantis jų atminimą pagerbintys piešiniai. Tai yra kardiologas, defibrilatoriaus išradėjas Bernardas Launas, kurį atvaizduojantis, net tiesiogiai neportretizuotas piešinys, bet jo veiklą, plačią veiklą ir kaip Nobelio taikos premijos laureato tokį atvaizdavimą ir kaip kardiologo veiklą atvaizduojantis piešinys ant Utenos ligoninės sienos ir mūsų tikrai irgi didelis pasididžiavimas, poetas žinomas ne tik Lietuvoje, bet toli už Lietuvos sienų. Tai yra Alfonsas Nyka Niliūnas, kuris labai jaukiai įsikūrė Kauno ir Maironio gatvės kampe ant pastato sienos. Tiesiog atrodo, kad jis iš tos gatvės nebuvo ir išėjęs, kadangi jisai Kauno gatvė ir net paminėjęs savo kūriniuose, jis iš tikrųjų tomis gatvėmis, būdamas jaunas ir gyvendamas čia, jisai vaikštinėjo ir būtent todėl ir buvo pasirinktas toksai jo kaip jauno žmogaus portretas, nes būtent jaunas jisai čia vaikščiojo ir ta vieta tikrai jam buvo žinoma, aišku, jinai atrodė kitaip, buvo kiti pastatai, bet žodžiu, jisai čia buvo, jo dvasia liko ir jisai niekur iš čia atrodo dar nebuvo išėjęs. Tai aš tikrai nesuvardinsiu dabar turbūt visko, kuo galima didžiuotis ir reikia didžiuotis ir kokių naujovių atsirado, bet štai tokie pirmiausia atėjo į galvą dalykai. Pagrindiniai tokie akcentai. Na, kokie renginiai ir iniciatyvos sulaukia didžiausio bendruomenės dėmesio ir galbūt Jūratė kokį momentą iš praėjusių metų prisimena su šypsena? Aišku, didžiausias renginys ir daugiausiai dėmesio sulaukia mūsų miesto šventė, nes tai yra pats didžiausias renginys pas mus. Apie šypseną dar pagalvosiu dabar, bekalbėdama, bet noriu pasinaudoti progą ir pasakyti dar apie mūsų savivaldybės apdovanojimus įteiktus mūsų kūrėjams. Tuo labai didžiuojamės, nes mūsų toksai gal garbingiausias titulas tai Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimas. Pernai buvo 2 asmenims toks vardas suteiktas ir labai džiugu, kad vienas iš jų tai yra tautodalininkas, skulptorius Valentinas Šimonėlis, kuriam šis garbingas titulas suteiktas už reikšmingus nuopelnus Lietuvos ir Utenos krašto kultūrai, atgimimui bei istoriniai atminčiai. Čia toks tradicinis jau mūsų apdovanojimas. Utena yra įsisteigusi 2 naujus apdovanojimus ir vėlgi labai džiugu, kad metų geradario vardas buvo pernai skirtas 3 žmonėms ir vienas iš tų žmonių, tai yra mums visiems labai gerai žinoma Jolita Bučelienė, buvusi Seniūnė Vyžuonų. Ir jai šis apdovanojimas skirtas už glaudų bendradarbiavimą ir iniciatyvumą, skatinant bendruomenės gerovę, reikšmingą kultūrinį laisvalaikį ir turizmą Utenos krašte, gyvenant Vyžuonas garsinančius projektus. Iš tikrųjų, kultūra ir turizmas yra neatsiejami dalykai ir kaip turizmas be kultūros turbūt negalimas, taip pat ir kultūra su turizmu taip pat siejasi, nes tiesiog per turistinės veiklas
tie kultūriniai produktai sukurti, tos paslaugos yra geriausia populiarinami ir viešinami. Ir dar vienas apdovanojimas, tai yra apdovanojimas garbės ženkleliu Sidabro kibirkštis. Ir pernai tie ženkleliai buvo įteikti 12 žmonių nusipelniusių ir kas itin yra džiugu, kad ne 10 iš tų žmonių yra susiję su kultūra. Tiesiog noriu išvardinti juos, nes labai džiaugiuosi. Tai mūsų pati jauniausia šito ženklelio pelnytoja, tai yra Lukrecija Dubravaitė, mokinukė, kuri apdovanota už aukštus pasiekimus dalyvaujant respublikiniuose tarptautiniuose muzikos konkursuose ir Utenos krašto vardo garsinimą. Jaunas žmogus, labai labai džiugu. Taip pat Vytautas Valiušis, mums visiems gerai žinoma, Zita Mackevičienė, Jūratė Mitalinė, Loreta Prosvirova, Gintaras Gesevičius, Odeta Tumėnaitė Bražėnienė, Jolita Lepčenkienė, Zita Indiriūnienė. Štai tokie mūsų Kibirkštys mūsų, taip. Tai štai labai norėjau pasididžiuoti. Taip pat grįžime dar prie klausimo, kurį man uždavė, bet dar prie to paties taip pat ir noriu pasidžiaugti, kad ir net 7 stipendijos pernai buvo skirtos kultūros ir meno kūrėjams. Tos stipendijos yra įkurtos 22 metais, jeigu 22 metais stipendijos buvo skirtos 5 asmenims, 23 irgi 5, tai 24 metais net 4 kuriai buvo paskatinti, sudarytos sąlygos, nes tokia finansinė parama skirta kurti miestui, rajonui, tai irgi labai džiaugiuosi. O ką čia dar pasakyti apie renginius? Tai taip, abu dvarų atidarymo renginiai. Labai džiaugiuosi Utenos kamerinio teatro iniciatyva, festivaliu, neprofesinių teatrų festivalis konkursas. Šiemet jau vyks 3 metus, pernai tai buvo 2 toks festivalis, Gylių beieškant, taip. Pernai taip pat vyko Respublikinis vaikų tautinių šokių festivalis Draugai draugams. Tarptautinis Stream Dance čempionatas festivalis. Dainų ir šokių ansamblių Vakaras gyvybės medis, didžiulis renginys. Čia pasirengimas dainų šventė įvyko. Tradiciškai vyko Laiveliu į vasarą. Antano Miškinio literatūros premijos teikimo šventė taip pat tradicinė. Labai tikiuosi, kad tikrai tradicinių renginių taps ir jaunimo muzikos festivalis apie mus. Tikrai norisi, kad jaunimas turėtų savo skirtą tokį didelį renginį. Sėkmingai prigijo tarptautinis vasaros muzikos festivalis Vočia Music, tikrai sutraukiantis žmonės prie Dauniškio ežero, į tą mūsų gražią miesto teritoriją. Tikrai, būnant prie vandens, klausytis populiariosios muzikos yra tikrai labai, labai šaunu ir smagu. Tai dabar kažkaip tai renkate dainas, atranką darot. Taip, labai įdomu vyksta. Tai. Žiūrėsim, ko džiaugsimės vasarą. Tai nežinau, čia tiesiog tikrai visko daug, ir Molio Kermošius, ir Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, vargonai groja vasarą, skamba vasarą, tai mūsų tradiciniai renginiai. Tik spėk suktis. Paskaičiavau, iš tikrųjų, atsiprašau vėlgi, noriu dar pasakyti, paskaičiavau, kiek tos kultūros pas mus yra, kiek tų renginių, tai jeigu skaičiuoti renginius, vien tik tai tuos renginius, kuriuos organizuoja mūsų tos oficialios kultūros įstaigos, tai yra kultūros centras, mūsų biblioteka, muziejus, tai jų per metus būna apie 1400. Tai čia neskaičiuojant nevyriausybinio sektoriaus, kurie, tiesiog, nežinau net kaip ir suskaičiuoti, galim nebent paskaičiuoti tuos renginius, kuriuos mes šiek tiek finansuojam per programinį finansavimą, kur prisideda savivaldybė. O dar yra ir kitokių, tai iš tikrųjų juos sunku ir visus suskaičiuoti, turėti tą tikslę statistiką. Taip pat kultūros srityje labai aktyvios ir tos įstaigos, kurios nėra tiesiogiai kultūros įstaigos. Tai yra muzikos mokykla, tai yra Utenos švietimo centras, tai yra turizmo informacijos centras. Tai jie iš tikrųjų irgi labai gražiai papildo tą mūsų kultūrinį foną, tą mūsų kultūrinį lauką.
Tai pasirinkimo apstu ir dėjuoti, kad nėra renginių, tai tikrai visai negalima, draudžiama. Galima. Na, Jūratė, kokį vis dėlto momentą aš praėjusių metų prisimenate su šypsena, kur galbūt sugrįžta vis tas prisiminimas kažkoks? Šiaip tai, žinokite, šypsausi kiekvienam renginį, nes man labai gera širdis dainuoja, tai ir šypsausi. O kad tokį išskirtinį, kad kažkokie, suprantu, čia kažkokį nuotykį turbūt reikėtų papasakoti. Nebūtinai ar dar ką nors. Tai vat niekaip man pačiai bekalbant neteina į galvą. Tiesiog susikaupusi pasakyti, ko jūs manęs klausėt ir ką aš čia dabar kalbu, kad neprikalbėčiau, ko nereikia. Tikrai mes pastebime, kad Jūratė visada labai daug dalyvauja renginiuose ir visada su šypsena. Galbūt aš galėčiau padėti, nes pavyzdžiui, jūs ir vedėjos vaidmenį buvote. Aš tai apie ką. Taip. Taip, nesvetimas man yra renginių vedimas, man patinka, o šypseną suprantu, dėl ko čia turėtų, dėl to, kad turbūt 2 renginius, o gal 3 netgi vedžiau kaip ne aš, bet kaip personažas. Iš tikrųjų, kadangi labai myliu dvarus, labai jais domiuosi ir dar per mano tą ankstesnę darbinę veiklą, kada daugiausiai dirbau su projektais ir būtent su projektais daugiausiai jie buvo skirti turizmui ir kultūros paveldo aktualizavimui, tai štai taip mano toj darbiniai veikloje atsirado ir tie mano minėti 2 dvarai. Ir na kągi, tada tokia pasidarai lyg ir krikšto mama šiek tiek, kai prie to prisidedi. Tai esu labai nebejinga, žinoma, ir tiems renginiams, kas ten vyksta. Na ir kilo tokia mintis, kadangi domiuosi ir istorija dvarų ir tiesiog šio bei to ir žinau apie tai. Ir mane labai buvo sudominęs ir dabar to domiuosi, dar vis galvoju, kad reikėtų surasti laiko ir atlikti tokį, tyrimą, gal kraštotyrinį, tokį gilesnį. Tai būtent paskutiniai mūsų dvarininkai, Aleksandras ir Teodora Balcevičiai, kurie ir pastatė dabar išlikusius rūmų ir daugiau ten dvaro statybos pastatų išlikę, kurie buvo pastatyti jų iniciatyva. Taigi ta Teodora Balcevičienė, tai jinai man tokia įdomus personažas, antra Aleksandro žmona, ženkliai jaunesnė buvo už savo vyrą, turėjo, dabartinėmis žiniomis 4 vaikus, tų vaikų istorijos labai įdomios ir tokios skausmingos. Žodžiu, tokia moteris, kuri man moteris paslaptis, man labai įdomu, kaip jai šitas gyvenimas dėliojosi Utenoje, ką jinai išgyveno ir kaip moteris, ir kaip dvarininkė, nes paskui vyrui mirus jai teko ir tas dvaro valdytojos vaidmuo, keitėsi laikai, dvaras buvo išparceliuotas, visą tai reikėjo išgyventi. Žodžiu, labai labai įdomus man personažas. Na ir tiesiog kilo tokia mintis, pasinaudoti galimybę pasipuošti dvariškais rūbais ir vieną kitą renginį pravesti kaip Teodorai. Ir papasakoti apie dvarą ne kaip gidėjai, ne kaip tiesiog kultūros skyriaus darbuotojai, bet iš personažo pozicijų. Ir kada pernai buvo organizuotas tiesiog infotūras turizmo srityje, tokia irgi kilo mintis, kad galbūt žurnalistams, kitiems atvykusiems gydams galbūt ženkliai įdomiau, jeigu juos ant laiptų pasitiktų pati Teodora. Aišku, tik buvo, čia tikrai buvo jau šiek tiek šmaikštu ir juokinga, kada po renginio gydai pradėjo klausti manęs, kada galėtų užsisakyti mano šią paslaugą ir atvežti daugiau žmonių ir kada Teodora galėtų miesto svečius pasitikti. Tai čia toks. O paskui kaip Teodora važiavau ir už Palių dvaro atidarymą, tiesiog vieno dvaro ponia į kitą dvarą, toks irgi buvo, kad tiesiog žaismingumo suteikti. Na kągi ponė Teodora galėtų papasakoti, jau prasidėjo 2025 metai, čia aišku juokauju, pagrindiniai tikslai ir prioritetai numatyti šiems metams, ko mums tikėtis, kaip dėliojate mintis iš mūsų savivaldybėje, ką čia tokio išvysime. Mintis tikrai dėliojame, bet tiesiog dabar yra toksai metas, kada yra formuojamas biudžetas, viskas pagal galimybės, ne vien tik tai iš entuziazmo. Taip pat yra toks dalykas kaip savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai ir tie projektai
per konkursą yra organizuojami ir tam konkursui yra patvirtinami prioritetai. Na, kaipgi mūsų paraiškų teikėjai, į ką turėtų atkreipti dėmesį ir kokius tuos projektus rašyti. Tai kadangi tų projektų prioritetų, na, tiesiog turi būti tvirtinimas ir tvirtina savivaldybės taryba, tai tiesiog mes jų dar dabar neturime. Tokį projektą esu parengusi ir pateikusi kultūros tarybai apsvarstyti. Tai dabar tiesiog negalėčiau to įvardinti, nes tai dar būtų nepatvirtinta. Tačiau aš manau, kad išliks tai, ką mes jau darom metai iš metų. Tai yra, turim 3 kategorijas prioritetų, kurie tiesiog jau yra pasiteisinę ir aš manau, kad jie tokie irgi turbūt, kad liks, tai yra tradiciniai tęstiniai kultūros ir meno projektai, vis dėlto norim to tęstinumo, kad tradicijos būtų kuriamos ir naujos, ir kad senos nebūtų prarastos. Projektai skirti pilietiškumui ir bendruomenių veiklai skatinti, čia daugiausia turime omenyje mūsų miestelių šventės, o kaipgi be jų, tai iš tikrųjų manau, kad gal tokio pavadinimo ar tokio, bet sritis turėtų išlikti. Taip pat kiekvienais metais prisidedam ir aš žinau, kad mano kolegė planuoja tokias lėšas, tai čia gal galiu sakyti jau ir drąsiau, kad mes prisidedame irgi per tokį programinį finansavimą prie projektų jau gavusių finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos. Tai kadangi žinome, kiek jau tokių paraiškų dabar yra vertinama arba kurie jau gavo finansavimą projektai, tai iš tikrųjų tikrai manau, kad paremsime tą prisidamąją dalimi savivaldybės biudžeto lėšomis. Pernai buvo naujas prioritetas susijęs su gatvės menu ir iš tikrųjų skubėjau pasidžiaugti, tai aš manau, kad turbūt gal nebus labai kažkokio tai drastiškai kitokio nuomonių, nes iš tikrųjų miestas labai puošiasi, labai patinka žmonėms, kokie puikūs atsiliepimai socialinėje erdvėje, žmonės tikrai labai, labai tuo džiaugiasi, tai aš manau, kad gal bus galimybė tęsti ir tokius projektus. Na ir šiaip kiekvienais metais gal ar vienaip ar kitaip tai be pavadintumėm, bet visada prisidedam ir prie minėtinų metų minėjimo. Tai ką paskelbė Seimas, kokius metus kaip įvardina ir kur kviečia tokius metus minėti, 23 metai buvo Aukštaitijos metai, 24 dainų šventės metai. Labai džiugu, kad šiais metais Seimas kviečia minėti Prano Daunio metus. Pranas Daunys tai yra žmogus kilęs iš mūsų krašto, iš Kuktiškių seniūnijos dabartinės teritorijos. Jeigu kas primiršome, tai skubu ir priminti, kad tai buvo savanoris, netekęs regėjimo žmogus, kuris pritaikė Brailio raštą lietuviškai abėcėlei. Tai štai ir Respublikos mastu šitas žmogus yra įvardinamas ir kviečiama, kadangi jo jubiliejiniai metai šie. Na, tai šiek tiek tyliai čia mes vieni su kitais pasikalbam, tai ar tai bus prioritetas ar nebus kažkoks atskiras prioritetas, bet tikrai ruošiamės minėti. Na ir žinoma, daugiau tų atmintinų datų yra, žinome, kad Antanui Miškiniui šitie metai jubiliejiniai 120 metų bus minima. Reikėtų atsiminti dar ir tokią istorinę asmenybę kaip Utenos burmistras, tai Juozas Bartašius, šiek tiek gal primiršta asmenybė, bet tikrai labai labai reikšminga, nes tarpukariu 10 metų valdė miestą ir valdė labai sėkmingai. Utena modernėjo būtent jo iniciatyvų dėka, pirmasis parkas įkurtas, modernistinės architektūros atsirado pastatai mūrinė Utenoje, gatvės buvo išgrįstos, tiltai per upelius nutiesti ir tai dar buvo labai aktyvus kultūros žmogus. Jis buvo Utenos Šaulių namų ir teatro režisierius ir aktorius, grojo kanklėmis, kas tikrai yra reta, nes vyras grojantis kanklėmis. Tai šiemet jam taip pat yra jubiliejiniai metai, 135 gimimo metinės, tai tikrai čia numatom tam tikrų renginių. Poetui Algimantui Baltakiui taip pat yra jubiliejiniai metai, tai 95 metų jubiliejus. Mariano Veriofkina, pasaulyje žinome ekspresionistė, tai 165 metai. Pranui Dauniui, kaip minėjau, jubiliejiniai metai 125. Silvestras Gimžauskas, tai yra kunigas, poetas, švietėjas, net 180-osios gimimo metinės. Na ir daugiau čia yra tų minėtinų datų, tai aš manau, kad jas visas vienai per kitai paminėsime, o ar tai nugulus į konkretų prioritetą, aš labai tikiuosi, kad taip. Dar pasikartosiu, Ratė, tikrai labai dažnai pastebime, kad jūs gausiai dalyvaujate renginiuose ir dar kaip vedėja ponė Teodora.
nepraleidžiate jų. Jūsų nuomonė, ar keičiasi uteniškių kultūriniai poreikiai, vis tiek stebite aplinką? Būdama renginiuose kažkaip nelabai stengiuosi vertinti, labai smarkiai stebėti, daugiau džiaugiuosi tuo, kas vyksta, kad vyksta visko labai daug. Aš manau, kad uteniškis tai yra ir kas yra visiškai natūralu ir tai būtų keista, jei būtų kažkaip kitaip. Yra didelis gamtos mylėtojas ir taip turi būti iš tikrųjų, dar pasikartosiu, nes Utena yra tikrai nuostabiame krašte įsikūręs miestas. Renginiuose taip pat uteniškiai dalyvauja. Aš manau, kad uteniškis turi gerą skonį ir teikiant kokybiškas kultūros paslaugas, tai iš tikrųjų uteniškis tai įvertina. O kadangi pas mus visko daug ir įvairiems skoniams, tai aš nežinau, ar keičiasi, bet aš tiesiog tik labai norėčiau paskatinti didesnio aktyvumo turbūt. Nereikia gamtos iškeisti į kultūrą, bet visą tai galima suderinti. Tai aš tiesiog galbūt tokios darnos palinkėčiau. Ir tiesiog taip, būti aktyviems ir kultūrinėme gyvenime, nes iš tikrųjų turime ką pasiūlyti. Nežinau, ar dar klausti apie tas ilgalaikės kultūros plėtros vizijas, pasilikusi buvau pabaigai. Galite paklausti, lengvesnis klausimas. Lengvesnis, ką matote mūsų savivaldybėje, jau labiau ir Utenos kultūros centro direktorė atėjo nauja, galbūt jau apsitarėte, tai būtų įdomu išgirsti. Su direktorė dar neapsitarėme, bet planuojam tai padaryti artimiausio laiku, o man lengva atsakyti iš tą klausimą todėl, kad praeitų metų gruodžio mėnesį pasitvirtinome strateginį dokumentą. Tai yra 10 metų laikotarpio pats svarbiausias savivaldybės strateginis dokumentas, tai Utenos rajono savivaldybės strateginis plėtros planas, kur yra suformuota Utenos vizija ir toje vizijoje labai aiškiai pasakyta, atkreiptas dėmesys, kad Utena turi būti atvira kūrybiškumui, kad turi būti siekiama kultūros paslaugų kokybės ir apimties didinimo ir kad būtų suteiktos galimybės jaunimui. Tai dar tik tai labai trumpai norėčiau pasakyti apie jaunimą, nes kažkaip apie tai nebuvo progos užsiminti. Apie tai, kad norisi jaunimo aktyvumo, tai visada jo norisi, bet 23 metais, jeigu šiek tiek grįžti praeitį, ruošiantis miesto šventėje kilo tokia mintis pasižiūrėti, ką čia būtų galima miesto šventės metu apdovanoti. Ir čia buvo tokia didelė nuostaba mums visiems, kas rinkome tos duomenis. Galvojom, čia gal 14 tų jaunuolių, gal kelios dešimtys. Ir kai pradėjom rinkti, tokį kriterijų nusistatėm, kad už apdovanojimus, už Utenos miesto vardo garsinimą šalyje ir tarptautiniu mastu, jeigu tai tokias veiklas nustatytumėm, tokius pasiekimus, ir kurgi dalyvavo kokiuose konkursuose, festivaliuose ir kaip ten jiems sekėsi. Tai teko paskui sugriežtinti šitą kriterijų ir apdovanojimą skirti tik tai tiems jaunuoliams, kurie pelnė Grand Prix ir pirmasis vietas respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose. Nes kitai būtų turbūt visa miesto šventė skirta tik tai tam ir tai aišku būtų didelis irgi džiaugsmas. Tai žodžiu, tų apdovanojimų dabar jau tiksliai nesimenu skaičius, bet jų buvo apie 100. Tai įsivaizduokite, apie 100 jaunuolių, kurie garsino Uteną Respublikoje su aukščiausiais pasiekimais ir tarptautiniu mastu. Tai iš tikrųjų tą potencialą turime didžiulį ir tik tai norisi, kad jaunuoliai ne tik būtų aktyvūs, kada jie mokosi mokykloje, bet tai yra ir normalu, kad jaunuoliai išvažiuoja mokytis ir pažinti pasaulio, bet labai norisi, kad jie pažinę pasaulį ir pastudijavę jie grįžtų į Uteną ir toliau dalyvauti visose veiklose ir kultūroje taip pat. Sakoma, kultūra yra pokyčių variklis, ji gali kelti klausimus, provokuoti pokyčius ir įkvėpti permainas visuomenėje. Jūrate, kaip išlaikote įkvėpimą dirbti kultūros srityje? Kas jūs labiausiai motyvuoja? Čia jau paskutinis klausimas jums. Kas mane motyvuoja? Man tai yra taip natūralu. Aš tiesiog net nežinau, kaip galėtų būti kitaip. Jeigu šiek tiek leistis į asmeniškumus, netgi turbūt, nes turbūt mes daug atsinešam iš šeimos, tai kadangi esu užaugusi kultūrininkų šeimoje, tai aš net nelabai įsivaizduoju, kaip galėtų būti kitaip, nes kiek save atsimenu, visada tėvai kultūroje ir kaip vartotojai, ir kaip kūrėjai, daugiau kaip kūrėjai. Tai kaip žmogus gali nemėgti keliauti ir dalyvauti kultūroje, aš tiesiog nelabai suprantu, tai man tos kažkokios motyvacijos papildomos ir nereikia. Tai tiesiog
taip jau yra Tiesiog tradiciškai susiklostę gyvenimas. Taip. Toksai. Tai dėkojame labai už apsilankymą, už įdomų pasakojimą, už mūsų šiltą pokalbį. Kultūra nėra tik renginiai ir institucijos, kaip Jūratė irgi sakė, yra mūsų kasdienybė, mūsų bendravimo būdas ir tai, ką mes matome, kaip mes matome pasaulį, tai matykime jį gražesnį ir išraiškingesnį. Laidoje Utenos žingsniai viešėjo Utenos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Jūratė Brasiūnienė. Gerų jums darbų. Ačiū. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Kur ten nukryptų akis, ką begirdėtų ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to tikiu stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.